Bėgu vėl, negaliu sustot. Šeštadienio rytas, į sveikatą, šiandien laidoje matysite. Ar jūs pasiruošę? Egzistuoja teorija, kad tai galėtų būti 100 produktų, kurių reikėtų paragauti iki pirmojo gimtadienio. Ištiesiam rankas ir griūnam. O, ne į tą pusę, pala. Ir važiuojam, po truputį ramiai. Į sveikatą! Kažkada esu sakęs mintį, jog įkvėpimo reikia ieškoti nemokamuose dalykuose supančiuose mus. Šiai minčiai antrina ir švedų medicinos daktaras Akselis Muntė, kuris sako, jog dievai visas gerybės mums duoda veltui. Viskas, kas mums tikra, naudinga, nebrangu, o už tai, be ko galima apsieiti, mokame didžiulius pinigus. Juk mes galime nemokamai grožėtis saulėlydžiais ir saulėtekiais, giriomis ir laukais, gražia jūra, dykai mums čiulba paukščiai. Veltui galima prisiskinti paupyje lauko gėlių ir įeiti į žvaigždėtą nakties menę. Vargšas miega geriau negu turtuolis, o kaimo lūšnelė sielai būna geresnė atgaiva negu ištaigingi miesto rūmai. O paprastas maistas tampa daug skanesnis negu įmantrūs patiekalai Riko restorane. Ir viskas, ko mums reikia, tai yra šeima, keli bičiuliai, vos keletas knygų ir šuo. Tai buvo mintys prieš Agnės receptą. Šiandien pas mus svečiuose maisto fotografė, tinklaraščio Mano vaikas valgo viską autorė Eglė Juzmas. Ir mes šiandien su Egle nusprendėme pagaminti kažką ukrainietiško. Kodėl būtent ukrainietišką pasirinkom, kaip tau atrodo? Taip sutapo, kad mano mamos draugas yra ukrainietis, jie gyvena Londone ir vyko pas mus į svečius ir sakau, žinai, gal tu man gali atvežti knygų ir mama atvežė man 2 ukrainiečių autorės Olė Herkulės, kuri gyvena taip pat Londone ir leidžia knygas apie Ukrainos virtuvę ir tiesiog aš norėjau pasižiūrėti, kiek mes esam artimi kultūriškai. Visi dabar kalba, kad Lietuva ir Ukraina yra kaip sesės ir lietuviai ir ukrainiečiai. Nors ir esam lankėsi Ukrainoje, Kijeve, į virtuvę niekada nebuvau pasigilinusi. O dabar reikia būti pasiruošusi bet kuriuo atveju ir visiems, nes niekas nežino, kada kaimynai taps ukrainiečiais. Ir teks pavaišinti blynai. Šiandien labai lengvą receptą turim, ar ne? Labai greitai pasigamino ir saky, tavo vyrui labai patinka. Tai yra ukrainietiški kefyro blynai, gaminami arba su jogurtu, arba su kefyru. Esu bandžiusi su ožkų pieno jogurtu daryti. Labai lengvas receptas, man jis labai patinka, nes jame nėra cukraus. Ir ko mums reikės tam receptui? Kefyro, kiaušinio, miltų, kepimo sodos, kad blynai būtų purus, truputis aliejaus arba sviesto, gardinti mėgstamais priedais, uogienė, uogomis, jogurtu, grietinė. Jie pas mus labai greitai dingsta, aš darau už 2 porcijas. Procesas labai paprastas. Pilam 160 ml kefyro, 1 kiaušinį, įmušim nuo 90 iki 100 gramų miltų, tai aš dažniausiai beriu 95, tokį viduriuką, kad išlaikyti. Miltus naudojam kvietinius, bandžiau galima su speltų miltais, šviesių speltų miltais gaunasi puikiai, pusę šaukštelio sodos. Dar praverstų žiupsnelis druskos. Sodos jau ten nugesinti, kaip tariama, nereikia. Reikia, sodą nugesina kefyras. Viską mes tiesiog išmaišom. Aš žinau, tavo tinklaraštis vadinasi Mano vaikas valgo viską. Mano vaikai nevalgo visko. Kągi tu galėtum man patarti? Aš labai tikiuosi užauginti žingeidų valgytoją, kuris užaugęs, jeigu valgytų ir ne viską, bet neatsisakytų paragauti
paragauti, būtų drąsus ragautojas, žingeidus, smalsus valgytojas ir turėtų savo nuomonę ir savo skonį. Visą laiką pirmiausia sakau, kad mes turime suprasti, kad vaikai yra maži žmonės, visi mes turim savo skonius, tai vaikai yra taip pat. Svarbiausia nepamiršti, kad tai yra tęstinis procesas, tai nėra vienkartinis, kad aš dabar sugalvoju, kad mano vaikas viską valgys ir jis nuo šiol dabar viską valgys. Egzistuoja teorija, kad tai galėtų būti 100 produktų, kurių reikėtų paragauti iki pirmojo gimtadienio. Tai manau, kad nereikia jo aklai laikytis, bet aš pati vadovavausi tokia mintimi, kuo daugiau skonių įvesti iki to pirmo gimtadienio, kuo daugiau daržovių, kuo daugiau produktų, vien tam, kad supažindinti vaiką su įvairiais skoniais. Tikėtina, kad tie vaikai bus mažiau išrankus, noriau ragaus, bus atviresni įvairiems skoniams ir maisto patirtims. Viskas paruošta, galima kepti. Ar reikia palaukti truputį, kad pradėtų burbuliukai matytis ar dar kažkas? Nieko. Ne, iš karto suplakam ir galima kepti. Tiesiog gerai kaitinti keptuvę, kepti karštose riebaluose, kol pradeda kilti burbuliukai ir apačia gražiai pagelsta, apversti ir iš kitos pusės pakepti, kol iškepa. Tikiuosi, blynų kvapas jau pasiekė ir jūsų nosytės. Turime labai gražius blynus purius. Šiandien ryte blynus gardinsim naminę uogų uogienę ir šviežiomis uogomis. Galite valgyti su jogurtu, grietinę, jeigu mėgstat, netgi su plakta grietinėlė, kad būtų didesnė savaitgalio šventė. Šeštadienį palinkėsime visiems. Ne tik šeštadienį, o kiekvienai dienai norėčiau palinkėti rasti laiko su šeima, kartu susėsti prie bendro stalo ir kas tai bebūtų, pusryčiai, pietus ar vakarienė, tebūnie tai kaskart mažytė šventė. Atėjo metas, kuomet bėgiojančių žmonių gatvėse gali pastebėti vis daugiau ir anksti ryte važiuojant gali pamatyti ir per pietus ir vakare. Lenda visi lauk, aunasi sportbačius ir apie bėgimą mes šiandien pakalbėsime su Vilmantu, kuris yra bėgimo, nežinau kaip jis pavadinti, bėgimo technikas, ekspertas. Iš esmės bėgimo technika yra vienas svarbiausių dalykų, tai mes apie tai daug kalbėsim. Vilmantai, tai kodėl žmonės bėgimą renkasi iš principo kartais tai atrodo instinktyviai, net nesąmoningai? Bėgimas vienas iš judėjimo formų, o judėjimas mus gydo. Tai dėl to endorfinų kūrimas judėjimu tai yra labai svarbu. Viena paprasčiausia forma yra bėgimas, dėl to žmogus ir nori bėgioti, iš tikrųjų jis nori judėti. Iš esmės atrodo, kad bėgimas yra ir lengviausias dalykas fizinio aktyvumo, bet iš tikrųjų tikriausiai nėra viskas taip lengva ir paprasta su bėgimu, ne? Visų pirma, tai yra raumenų ir kaulų struktūra, mes turime žiūrėti, kaip jinai veikia. Antra, mes turime žiūrėti širdies, kraujagyslės ir kvėpavimo sistemą, kurią vėlgi galima būtų skaidyti. Kita forma tai yra virškinimo arba mūsų maisto gavimo, nes ką mes valgom, tas tuo mes esame. Ir ketvirta labai didžiulė yra svarbiausia, kuri valdo tą dalyką, yra nervų sistema arba streso valdymo sistema. Tai šitos keturios yra mūsų priemonės, su kuriuo mes judam arba bėgam ir visa šita, kad teisingai, ekonomiškai ir teisingai gerai judėtų, mums yra reikalinga bėgimo technika. Tai yra bėgimo technika viską apjungti, kad viena forma nebūtų per daug stipri, kad kita ekonomiškai judėtų, tada mes galim ilgai ir puikiai bėgti, jeigu mes bėgimo techniką apjungime tos keturias stambius dramblius. Vilmantai, paminėjai dramblius, ant kurių turi laikytis visas bėgimo technikos balansas. Ne veltui esame ir Veik parke, kuriame irgi matome žmonės balansuojančius ant savo lentų, kas priverčia juos slysti, skrosti vandenį, teisingai? Taip, teisingai. Tai balansavimas yra mūsų vienas svarbiausių dalykų. Žmogus yra dvi kojas. Tai mes ant tų dviejų kojų turime įsibalansuoti ir kad balansavimas būtų teisingas, ekonomiškas, mums reikia atlikti kai kurios pratimus balansavimo. Tai nuo ko pradėsime, Vilmantai? Vieną koją padedam ir pabandom balansuoti. Nusileidžiam ant vienos. Viskas paprastai. Nusileidžiam su priešinga ranka, paliečiam pėdą ir pabandom pašokti. 1, 2. Okay. Čia yra vienos kojos balansavimas, pabandom ant kitos kojos. Gerai. Laikomės, nusileidžiam
ir važiuojam up, nusileidžiam. Tarp kitko, labai dažnai filmuoja žmonės, kuomet moko bėgioti. Čia yra viena iš tokių esminių dalykų. Čia yra testas, kuris labai rodo mums tą puikiai. 1, 2 ir iš karto matosi, kaip kojytė juda, kaip dubuo nusileidžia, kaip nugara laikoma. Aišku, pačiam daug sunkiau, nes tu turi batus, kurie atskiria nuo žemės ir neleidžia tau jausti žemės. Sam būtų lengviau? Žymiai lengviau. Pabandyk, gali. Va, viskas labai stabiliai ir labai puikiai. Nes receptoriai veikia. Receptoriai turi veikti. Tikrai klausyk patogiau. Kai kada sako, kad bėgimas yra blogai, kad gadina kažką. Todėl, kad mes daug ant sofos buvom. Ir jie atrofavosi kai kurie raumenys. Bet jeigu mes pasiruošiam 5-10 treniruočių, turim paprasto fizinio parengimo, kad mes aktyviai dirbame, tada mes galime eiti bėgti jokių problemų neturėdami. Tai va čia tas testas, kuris rodo, kad mes esam jau susibalansavę save. Bet iš esmės, žmogus, kuris pakyla nuo sofos, didelė tikimybė, kad jis jau turės tų problemų, kurios tikriausiai yra dažniausiai standartinės. Bet ką galėtum jam patarti, ko imtis nuo pat pradžių, pradėti tvarkyti tos disbalansus? Bet kokiu atveju mes turime palaipsninį gerinimą savo fizinės formą. Vadinasi, pradėti judėti nuo vaikščiojimo, greito vaikščiojimo ir lengvo bėgimo. Jokių būdų nejudėti. Nesakiau, 4 drambliai turi būti sutvarkyti. Raumenys turi būti sutvarkyti. Vadinasi, mes turim sustiprinti raumenys, kvėpavimą mums reikia sutvarkyti, mums reikia maitinimas, kad būtų sutvarkytas ir nervų sistema, kad mes galėtumėm kvėpuoti ir nebūtų streso. Tai jeigu mes tą turime, jau galime išbėgti ilgesniam laikotarpiu, ten 4-5 ar kažkiek kilometrų jau išbėgti. Bet iki to laiko mums reikia išsitreniruoti, kad galėtumėm tą atlikti. Gerai, Alanai, tada bėgame šituo nuostabiu takeliu, kuris yra balansuojantis arba nestabilus ir mes pamatysime pačio balansus, disbalansus ir bėgimo techniką ir po to mes aptarsim ją. Tai varau tada, Vilmantai, atstumėlį visą. Mane labai domina, kaip tas nestabilus paviršius veikia bėgimą. Bėgam tiesiai iki lentų. Pirmas klausimas prieš komentarus jūsų. Ką tas nestabilus paviršius duoda? Ką jis reikia? Ar čia yra gerai bėgti nestabilių paviršių? Tai yra nuostabu, tai yra vienas iš mūsų jausmų, kuriuos mes turime. Mes turim kvėpavimą, mes turime akis, bet vienas iš mūsų jausmų yra raumenų jautimas. Jeigu mes, pavyzdžiui, paimam ir užsimerkiam ir mes galim jausti, kuris raumuo įsitempęs ar ne. Tai yra vienas iš mūsų 7 jausmai, kuriuos žmogus turi, vienas iš jų yra raumenų jausmas. Jaučiame, kur yra balansas, kur nebalansas. Mes norime išlikti gyvi, vadinasi, mes turime save subalansuoti, kad nenugriūti. Tai mūsų visas ir principas yra bėgimas, yra išlikti vertikaliai, kaip galima ir greičiau nubėgti. Na tai Vilmantai, aš balansuoju toliau, o jūs pakomentuokit, ką ten gero išmatyti. Iš esmės mes turime labai neblogą, gerą bėgimą. Rimtai? Daugiau negu 90% žmonių taip negali bėgti, bet kadangi matos, kad fizinis parengimas yra tvarkoj. Mums mažiau reikėtų naudoti, pačiam mažiau naudoti kojų kėlėjus, o daugiau naudoti kojų pritraukėjus, užpakalinį dvigalvį šlaunies raumenį ir sėdmenų raumenis, kurie yra patys svarbiausi ir patys didžiausi. Tam ir jie yra reikalingi. Nekelt, o pritraukti, bet ne visiškai taip, o po savim pritraukti. Po savim, taip. Tada mes turime įjungti mūsų sėdmeninis raumenis, kurie yra didžiausi. Kodėl pa žmogų yra sėdmenis pats svarbiausias, gražiausias dalykas? Kodėl pati žmona išsirinko patį? Todėl, kad tavo sėdmenys yra gražus, kadangi jie yra svarbiausi. Tam, kad visą tą dalyką tavo pagerinti, mes galim iš karto sekantį pratimą padaryti, kad galėtume tos pritraukiamuosius ir kartu įjungti mūsų lengvą bėgimą. Tai tam yra pratimas labai paprastas. Tavo tikslas bus pritraukti kojas, kaip sakiau, po savim ir griūti į priekį. Po savim. Taip. Tai yra 3 raidelės, kurias aš mokinu savo sveiko bėgimo mokyklą. Yra taisyklinga laikysena, antra yra griuvimas, trečia yra skridimas. Tai yra skristi, pakelti koją. Kuo mes greičiau pakeliam koją nuo žemės, tuo mes ilgiau ilsimės. Ištiesiam rankas ir griūnam. O, ne į tą pusę, pala. O į priekį griūti? Į priekį griūti, žinoma, į priekį griūti. Aš įsigandau. Gerai, kojytės truputį sulenkiam, griūnam į priekį. Sakė, moka skristi. Griūnam, kojytės sulenkiam, kojytės į priekį, griūnam. Aš atlaikysiu, drąsiai. Va taip, va. Čia žiūrim, tiesiai, žiūrim vandenį. Kojos sulenktos, stumiam ir traukiam kojas. Ir bėgam toliau.
Jausmas, kad tikrai krentu, bet toks diskomfortiškas šiek tiek, baimės kažkokios yra, bet ir tai normalu. Taip, pačioj pradžioj tai yra normalu, bet visi pasaulio geriausi bėgikai bėga griūdami į priekį, nes jiems tada nereikia galvoti apie kojos kelimą. Kaip ir sakiau, koja pritraukiama, kad skridimas būtų ir patys griūnam į priekį. Nebūtinai didinti greitį, bet mes iš karto pakeičiam apkrovas ne į priekinę šlaunies dalį, o į blauzdos dalį. Mes apkrauname tą, ką mums Dievas davė raumenis ir tada mes nebeskauda keliai, nebeskauda dubuo, nes mes visai kitaip turim kinematinį apkrovimą. Daugam tai bus nekomfortas didelis ir klausimas, kiek reikės tam žmogui laiko adaptuotis prie to. Galbūt jam tiesiog trūks kantrybė ir jis negalės to iškęsti ir išbėgs, bet kaip bėgti po to. Taip, čia individualus yra požiūris ir kiekvienas atskirai priima. Vieną treniruotę gali priimti, jau tą dalyką priimti, kitam saugumo jausmas toks didelis yra, moterims yra didesnis saugumo jausmas, jos turės 3-4 treniruotės tokias padaryti, kad jos pilnai pradėtų drąsiai bėgti. Bet pamatysit, lengvumas bus, bėgimo iš karto malonumas atsiras tada, kada įprasime ramiai po truputį griūti. Vilma, tai nekantrauju su jumis prasibėgti iš tose gražiose erdvėse, bet prieš tai dar noriu paprašyti jūsų kelis profilaktinius pratimėlius bėgikams, jau bėgiojantiems, kurie galėtų išvengti traumų bėgant. Mes turime atlikti Brodvėjaus arba gatvės podiumo pratimą ir mes koja ištiesta, pakeliam dubenį, nuleidžiam, pakeliam, nuleidžiam. Pabandykim tą stabiliai atlikti kokią 20 kartų, 30 kartų su viena pusė, kad koja ištiesta koja, ištiesta, mes dirbam tik su dubeniu ir daugiau, man reikia parodyti, aukščiau pakeliam, nuleidžiam. Pakraipyti. Kodėl podiumo pratimas užpakalį pakraipyti? Pakeliam ir nuleidžiam, lėtai, neskubėdami, pakeliam, nuleidžiam. Minimalus judesys kaip apkrauna. Tai čia yra vienas iš dubens stiprinimo pratimų. Tai čia yra dubens su sėdmenų, čia yra užpakalinės ir dubens stiprinimas. Sėdam? Taip. Jeigu galim, ištiesiam kojytes, atsisėdam tiesiai. Tarp kitko, Vilmantai, ne visi gali ir taip atsisėsti. Dažniausiai jiems trukdo pertempti dvigalviai raumenys, ane? Ir jiems sunku būna sėdėti. Na, bet tarkim atsisėdam. Sakykim, taip, jeigu labai reikia, galime sulenkti, truputį palaikyti, bet mums principas visą laiką įlieka. Mums reikia viršutinės kūno dalies. Pasiemam rankelės, mūsų tikslas ne į priekį, o iš galo pasimti nugaros raumenis. Ir dirbam. Panašiai, viskas super. 1, 2, 1, 2. Dabar neužmirškim, kad yra dar vienas mūsų dramblys, yra kvėpavimas. Vadinasi, kvėpuojam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Jo, pastoviai vienodai, kad nebūtų vien iškvėpimas, bet ir įkvėpiam ir įkvėpimas svarbu. Ir įkvėpimas. Nosis burna. Nosis burna būtų žymiai geriau. Ir važiuojam. Po truputį ramiai mes jaučiame, kad jų kūnas juda. Nebijokim pasukti truputį. Vos. Rotacija natūrali turi būti. Nereikia robotais būti. Lėtai po truputį. 1, 2, 1, 2. Gerai. Dar 5 sekundės. 4, 3, 2 ir 1. Super. Vilmantai, tai reikia susipirkti visą amuniciją, išsitestuoti, susitvarkyti sveikatą, kelius, kojos, klubus ir tada bėgti, ar vis dėlto kylam nuo sofos ir iš karto galim šauti. Mūsų variklis yra visą laiką motyvacija. Jeigu mes turim motyvaciją, o mes norime būti sveiki, vadinasi ir turim pradėti bėgti. Bėgame lėtai, neskubėdami. Visų pirma, mes turime lėtai pradėti vaikščioti, judėti ir tada nieko daugiau nereikia daryti. Tiesiog pajauskime, džiaukimės gyvenimu ir judėjimu. Žiūriu į tave, Vilmantai, basą ir tau noriu užduoti klausimą apie amuniciją. Kuo reikėtų pasirūpinti? Bateliai yra puiku, bet daug svarbiau raumenis. Apranga yra puiku, bet daug svarbiau motyvacija. Taigi, ką turite, tą ir naudokite ir pirmyn į bėgimą. Šiandien į sveikatą laidoje dar viena bendruomenė, kuris spinduliuoja tvirtą vyrišką energiją ir tikėtina, kad šios laidos pabaigoje manyje jį užgims dar stipresnė. Šiurpas nuėjo per kūną. Keliam šiurpą. Formuojam naują gentį. Formuojat naują gentį. Gerai, nuo ko prasideda jūsų genties formavimas? Nu, tai prasideda nuo HU, o tada pradėsim kovos žaidimus. Sveikinį porą. Va, turiu porą jau. Užduotis yra vienas kito
vienas kito petį paliesti. Kito užduotis yra išvengti palietimo. Ir mes abudu tą darom. Jis bando paliesti mano petį, aš bandau jo paliesti. Vyriškai. O, čia ne šiaip savo peties palietimu, takšt, bliauti, galima per ausį užvažiuoti. Gerai, važiuoju. Opa. Kop. 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 Op. Op. Turiu, opa. Nes nežinau rezultato jau. Tokiuose kaip visada saugumas yra svarbu, tai vienas prioritetas. Saugumas, žinok, danties vos neišmušė, saugumas jūsų. Tai padarykim kitą, dabar vėl sueikim vėl į poras, į kitas ir tos poros išsirikiuokim šitoj vietoj. Tai užduotis vyrams šitoj pusėje yra nueiti link ten, įsivaizduojant, kad ten kažkas yra, kas jums labai svarbu. Užduotis vyrams šitoj pusėje yra pasirūpinti, kad šitiems vyrams tas nebūtų paprasta. Pavyzdžiui. Nu va, kažkaip taip. Aš visą įsitempęs šitą reikalą žiūrėjau. Galim, važiavam. Link tikslo! Varom! Vyrai! Primena regbio varžybas. Kažkada tai sveikato laidai ir ten svečiavosi. Opa! Labai gerai. Nu ką, gerai, padarykim dar vieną tada. Dabar mes iš visų mūsų padarysim tunelį, kuris irgi simbolizuos kažkokią kliūtį, kurią mums bus svarbu įveikti. Taip, galim padaryti tą tunelį šičia. Rankas laikom taip. Kas pirmas norit išbandyti šitą tunelį? Aš! Gerai. O, čia nusimato rimti reikalai. Tadas prieš pradėdamas visada paklausk, ar yra pasiruošę jie. Ir tada jūs, kai paklaus, ar esat pasiruošę, sušūkit hu. Ar jūs pasiruošę? Ar jūs pasiruošę? Alanai, tavo eilė dabar. Ar jūs pasiruošę? Nu jau po truputį pradeda užsikrauti jau visą šitą reikalą. Jau jaučiasi čia kažkas, kad gimsta. Viduje žiūrės kažkoks bunda jau. Gerai, vyrai, laikykitės dabar iš manęs gabalėlis pratimų. Visi rankos čia. Trypiam vietoj, kai aš pasakau. Jūs visi irgi sakot, krentam, atsispaudžiam ir į viršų. Pasirašiam. Judam. Toliau. Vėl judam. Į viršų, judam! Iki apačios, į viršų! Aš sakau vienas, jūs visi atsakot vienas, darom atsispaudimą. Vienas! Du! Trys! Hop! Į viršų! Tūpiam! Laikom! Po mano komandos hop, šuolis į viršų, rankos žemyn. Hop! Labai gerai. Hop! Trys! Hop! Bravo! Šaunuoliai, geras darbas, užkėlim vyrišką energiją į sveikatą! Antanas yra genčių bendraįkūrėjas, kuris rūpinasi visą šią vyrų emocinę būseną. Jis yra psichologas. Antanai, kas šių vyrų laukia dabar? Šitie vyrai
baigė 2 mėnesius ruošti naujus vyrų ratus ir toliau paleido juos veikti savarankiškai ir jie turi pilną įspūdžių. Jie patys labai stipriai paauga per tai ir dabar jiems yra laikas tarpusai pakalbėti, kaip jiems sekėsi. Apie ką yra iš vis gentis? Šiaip pavadinimas labai stiprus. Vis tiek tai yra kažkas, kas vyrus vienyje arba apskritai jūsų bendruomenė vienyje. Teisingai? Gentis yra apie tvirtus pozityvius ryšius tarp vyrų. Mes koncentruojamės į tai, kad vyrai turėtų daug pozityvių vyriškų draugysčių, nes šiais laikais to labai trūksta. Ir aš kaip psichologas, dirbdamas psichologo darbą, tyrinėdamas, bendraudamas su daug žmonių, aš matau, kad tai stipriai gydo. Ir per visą gyvenimą įdomi mes taip ir klausim, kas tas vyriškumas, kaip man būti vyru, kaip man būti žmogum, kaip man būti laimingu. Ir gentyse mes rūpinamės tiek fizinę vyro sveikata, tiek emocinę jo sveikata, tiek jo socialinio rato sveikata. Tadai, esi vienas iš genčių fasilitatorių, aktyvus dalyvis šios bendruomenės. Ką visa ši organizacija tau pačiam asmeniškai duoda ir davė? Visų pirma, atėjau į gentis dėl pažinčių, dėl tobulėjimo, dėl savirealizacijos. Taip pat ieškojau draugų vyrų, nes kai pagalvojau, kad tokių tikrų draugų vyrų, į kuriuos galiu remtis, su kuriais galiu atvirai pasikalbėti, mano tarpe nebuvo. Ir tas iš tikrųjų šiek tiek liūdino, bet dėl to nedariau problemos. Bet atėjęs į gentis atradau tikrus draugus, su kuriais mes leidžiam laisvalaikį, mes kalbam rimtomis temomis, mes einame į gilį, mes palaikom, padedam vieni kitiems, kai to reikia. Labai linksmai pramogaujam iš tikrųjų ir čia aš radau didžiulę gentį, kuri ne tik apsiriboja mano gentimi Panevėžyje, bet yra ir visoje Lietuvoje ir netgi už jos ribų. Tai visus vyrus kviečiam pasidomėti internete apie mus ir prisijungti, kad ir jau šį pavasarį. O jeigu šį pavasarį nepavyks, tai būtinai atvykite į genčių festą, kviečiam visus vyrus, pasimkit savo tėtį, pasimkit savo sūnų, aš pat savo tėvą atsitempsiu, turėsim labai gerą ir produktyvų laiką. Na tai ką, matau, kad jūs dar čia daug savo paslapčių turite, linkim jums dar gero laiko, kokybiško kartu, o mes šiandienos laidą jau baigėme, prisikrovė vyriškos energijos, prarėkė balsus, išlaisvinę viską, visus mūsų siužetus rasite LRT mediatekoje, o su jumis susitiksime kitą šeštadienį. Iki!